čia iš Mažeikių gydytoja, o ji, reiškia, bendradarbiauja su amerikiečių firma, kurie labai stipriai stiprina imunitetą. Reiškia, padeda sergantiems įvairiausiam ligom. Net šizofrenija, net diabetų, net epilepsija, net vėžių ir taip toliau. Nu, viskas eina per imunitetą. Reiškia, skaito taip, kad yra organizme vadinami natūralūs kileriai, kurie, galiu parodyti, natūralūs kileriai, čia. Va, natūralūs kileriai, kurie, reiškia, atakuoja vėžinę ląstelę didelę. Tai jie ją naikina, taip? Taip, taip. Tai būtent vėžinę ląstelę. Nu, ir taip jie naikina visus, kas, reiškia, nėra organizmui reikalinga. Va, čia yra duota, kaip jų preparatai veikia, kitaip sakant. Nu, čia va, duota tokiais skalė, čia reiškia yra mėnesiai, o čia kaip keičiasi žmogaus imunitetas. Nu, kitaip sakant, tų kilerių aktyvumas. Tai va, mes esame maždaug va šitokian lygį. Šitokian lygį yra amerikiečiai. Jie truputį kažkaip tai aukščiau. Kažkaip tai kažkodėl tai yra tas? Nu, žinot, daugiau pinigų turi ir labiau seka save. O čia jau yra geras lygis. O čia yra ypatingai geras lygis. Reiškia, ypatingai gerą lygį galėtum pasiekti per 12 mėnesį naudodami jų preparatus. Aišku. Ai, va čia tame reikia. Dabar va čia yra palyginimas įvairių tų imuninę sistemą stiprinančių preparatų. Tai va, tie jų preparatai, matot, žymiai stipriau didina. Va čia įdomiausia yra štai kas. Čia va atvaizduota žmogaus gyvenimo kreivė. Reiškia, maždaug apie 55 metus žmogus išeina į pensiją, nes jau nebegali normaliai dirbti. O jeigu, reiškia, naudoti jų preparatus, ta kreivė, nu, žymiai pasikeičia. Jis prailgins jo, reiškia, darbingą amžių. Tai darbingas amžius prasiilgina, va, matot, vienodą kreivę, maždaug iki 95 metų. Įspūdinga, tikrai. Nu, tikėt, netikėt, bet jie rašo, kad atliko labai daug bandymų ir viskas tas pasitikrina. Dabar aš, kaip sakant, kadangi sergu vėžiu, aš irgi labai viską tikrinu, žiūriu, tai naudojau jų preparatus jau turbūt arti mėnesio. Nu, tai pagal kraują, reiškia, vėžinių ląstelių aktyvumas sumažėjo 9 mėnesiais. O jūs tą tyrimą darėt ligoninėje kažkur? Ne, nu aš vaduodu kraują ir pagal kraują man nustato. Ir nuo ko taip sumažėjo? Nu, čia labai įdomi žmogus. Čia tyri Life preparatų, tai yra transfer factor. Čia yra amerikiečių firma, jie laiko didelę fermą, ten iš karvių krekeno ir kiaušinio trynio daro specialų preparatą. Nu, tai aš, kadangi su žmonėm dirbu, reiškia, šneku visą. Tai fermentuoja tą preparatą? Ne, ultracentrifuguoja. Nes tos ląstelės imuninės, jos yra labai smulkios ir, nu, kaip sakant, smulkios ir, nu, masė didesnė. Nu, tai reiškia, centrifuguojant atsiskiria. Nu, tikėt, netikėt, bet pagal jų, taigi čia tiesiog aš nežinau, koks išradimas. Kaip vadinas firma, Life? Čia tyri Life. Čia tyri Life. Nu, tai aš įsijungiau į jų platintojų eilės ir sakiau taip, jeigu jau man nepavyks, man nepagerins vėžio, tai kągi 2000 litų įkišta ir įkišta bus. O jeigu, reiškia, aš pamatysiu, kad tikrai padeda, tai aš tada aiškinsiu žmonėm. Tai per kiek mėnesių sumažėjo vėžinių ląstelių? Per mėnesį? Maždaug per mėnesį jau pajutau. Tai juntamai, kaip greitai sumažėjo žymiai. Nu, bet man gydytoja pasakė, kad reikia padidintas dozes naudoti. Tai kiek dar mėnesių reikėtų tokiu tempu vartoti, tada, kad nu, jau žinot, normaliai būtų? Dar turbūt kokį
ar mėnesį, ar pusės, o po to tik tai, kaip sakant, profilaktika, tik palaikymas. Nu, aš skaitau taip, kad jeigu paprastam žmogui, reiškia, nu, per mus, reiškia, dirbti šitaip, tai pirmas mėnuo kainuoja 550 litų, o toliau jau bus po truputį vis mažiau. Nu, bet tai palyginus nedidelės kainos. Taip. Nes kamieninės ląstelės, taigi ten baisus dalykas. O klientui pašaliniam daugiau jau kainuotų, taip? Ne. Aš sakau, matot, ten per vaistinės neparsidavinėja. Ten per platintoją. Reiškia, platintojas paimam pinigus, išsiunčiam internetu ir gauni dėžutę su tais preparatais. Labai įdomu, labai